Nu ką noriu pasidžiaugti, liko kelios dienos, lempos numirė zetkiai. Dabar vyrai bando ant palėčių kažką ištraukti. Spec komanda, palaikanti komanda mano. Kur norim, kad išvažiuoju. Nors ramiai pabus ofise. Kavą pagert vėl. O čia dabar pizdėts. Nu ką, linksmybės, nu čia dar išlupo viską man. Aš jau buvau tašė susidėjęs viską, o dabar čia viską išdraskė. Prašau. Nu žodžiu, gyvas anekdotas. Šitą šūdavą, tokį, tenai matos, bet... Dabar čia vyksta konsiliumas, kaip pakeisti posūkio lemputę, nes kitaip išvažiuoti į Odisėją nesugebėsiu. Šitą šūdą mačiau. Matot apie šūdus. Čia ne apie mane šį kartą. Хуерейтор, блядь, jisai žiūrės. Va, matot, tas hujereitor šūdas, bet čia ne apie mane dar vis. Čia žvaigždutė? Kai aš išvažiuosiu, čia apie mane žvaigždutė aš. Bet jis žiūrėk, čia iš tos pusės, o tos pusės? Bet jeigu man ta lemputė perdėks važiuojant, būsiu kaip tikras BMW'stas, važiuosiu be posūkių. Labas rytas. Turi prasidėti Odisėja, bet vakar truputį padirbėjau. Bet Odisėja reikalauja aukų, o kontorėlis sako, reikia pinigų. Tokios tokelės. Tai kalsiu dabar kavytės. Reikia krautas šmutkės, tos du čemodanus ir važiuoti į tą parką. Ir aš pagaliau išvažiuoju į Odisėją. O žinot, kodėl čia Odisėja? Nes aš, kai važiuoju į keliones, aš 5 ryto išvažiuoju. O dabar jau yra 8:30. Tai mes turim persibraklint pro visus kamščius. Nuvažiuoti į vieną vietelę, ten gauti vieną daikčiuką ir tik tada išvažiuosim iš saulėtai malonaus Vilniaus. Vilnius tai yra Lietuvos kapitalinė sostinė. Tai va, dar žodžiu traiškanėlės iš akyčių nėra išimtos ko gero. Vakar biškį apsiribojau, apsidirbau, apsidraskiau, čia klasika. Aš jeigu į kelionę išvažiuoju, tai visada apsidraskau. Tai čia yra pirmas gerumo požymis. Nu, sako, žaizdos laimę neša. Tai va, tai tom žaizdom apsižaizdavau ir dabar važiuoju. Tai kas labai man patiko, kad aš susikroviau tuos savo lagaminus, koja kišt nereikėjo. Tai nėra blogas daiktas. Saulė irgi šviečia jau 20 laipsnių, bet važiuoju palapinėje. Nes, vis tiek galvoju, gali pratraukti pakaušį. Tai va, tai tam kartui gal ir tiek, nes daugiau kaip ir nepasiruošęs čia aš, ką tai aš, tai tipo... Odisėja jau įpusėjo, jau atvykau į pirmą savo lokaciją. Šiandien nuvažiuota 6,8 km, tai yra svaru, stipru, įveiktas atstumas kažkur tai per 20 minučių. Visgi čia ne šiaip, kas atvažiavam tokią lokaciją. Karočią tuo išlipsim, nueisim. Gerai, jokių karočių daugiau nebus. Bus trumpiau tariant. Išlipsim, nueisim, apsižiūrim, apsimatom ir pradedam startuoti ir jau tada judam. O kai judam, tai bus matyti. O kaip matysit, tai ir patys pasižiūrėkit ir nemalkit čia dabar man, prašau, prie ekrano. Negražu, paskui gali kvepėti neskaniai. Pagaliau radom. Nepraėjo dar pusvalandukas, pasiklydau miške. Tai kas bus toliau, tai bus matyti, žodžiu. Nu tai jo, kaip ten jie sako. Bet esmė yra tame, kad pagaliau radau tą vietą. Žodžiu, iš tikro, kas yra, ką noriu pasakyti, kad visą šitą Odisėją mane lydės knyga Jokių patarimų. Tai knygoje aprašyta Odisėja, kaip turi vykti, o aš dabar vykdau taip, kaip man jinai atrodo vyriškai. Tai va, todėl užsidėjau maikutę, va, prašau, reklama. Va, prašau, pats susidėjau reklamą, kad būčiau gražus. Ir dabar esam prie pasakų parko ir nuo tos knygos
šitas pasakų parkas pats gražiausias Lietuvoje. Ir dėl to šita odisėja vadinasi Coof Magic Fairy Tales. Angliškai parašyta, bet žinokit, iš tikrųjų lietuviškai tai yra stebuklingos pasakos plautos feirių. Jeigu išsiversit pažodžiui, tai taip ir yra. Ten vyriška statula, matot? Dėdės yra ką tik tai privalgę grybų ir prilipo prie to grybo. Čia stebuklingas parkas konkrečiai. Čia va šitai laumės paliko savo apyrankę kažkuri tai musėt. Arba pyko jis šito. Nu, čia neminėsiu to vardo, kur buvo. Tai čia pasilikęs musėt. Tai va, ir dabar einam prie to. Aš manau, kad šita vieta turėtų būti. Einu paieškoti. Ir jeigu aš ją rasiu, tai aš jums tada pasakysiu. O jeigu jums pasakys, tai taip ir bus. Tai žodžiu, va šitie jau, matau, kad yra Skerevudas ir va čia ta štampas visgi nemelavo tai knygoje, tai gal ten dalis ir tiesos yra kokios. Ir dabar man reikia čia užsidėti. Va čia uždedam. O kaip čia taip gal reikia dėti, va. Hoba! Oho! Štampo didumas negalvojau. Hoba! Gražus štampas, kaip pagalvoju, ne? Tai va, tai dabar žodžiu, va šitą sertifikatą aš irgi bandysiu užsipildyti, kaip rašo toj knygoje ir tapti tuo skofu. Nes cufu, nes skufu su K raidė, kur bomžatnikai, o skufu, Q, etalonas. Suprantat? Dėdė yra etalonas, Q yra etalonas. Tai va, toj knygoje jokių patarimų aprašyta apie tą Q ir visą kitą. Todėl žinokit, kad toj knygoje taip vyriškai viskas sudėta. Tai kaip ir sakyti, neturiu tiek daug laiko, čia dėdė Petras. Žinokit, ką aš dar norėjau pasakyti, supažinsiu Petras, Antanas, prašau, Antanas, matot, Zigmas ir Pranas. 4 broliai. Karvės gins namo. Yra ten tokia daina, ne? Tai va, o, štampo vos nenufyrinau. Atsiprašau, žodžiu, dedam štampą ir liurlinam toliau. Na ką? Dar viena lokacija, pagal knygą jokių patarimų. Bandau vadovautis tą knygą, nes ta knyga tokia vyriškai nuostabi, beprotiškai graži, fantastiška ir viskas taip ten super aprašyta. Rokiškio mašinų gamykla, bet ne apie tai. Dabar svarbiausia šito miesto pasididžiavimas yra Rokiškio sūris. Vat būtent toj knygoje taip aprašytas apie šitą miestą labai tiksliai ir būtent apie va šitus pienelius. Oi, kaip čia gražu, kaip čia miela. O tas dvaro gražumas jau, va, atvažiuojam čia dabar, va. Dabar reikia sugalvoti, kaip sustoti. Sveikučiai. Važiavom į dar vieną lokaciją. Dar mes toj pačioj gimtoj Lietuvoj Odisėjų jau susukom 180 kilometrų. Ir dabar aš džiaugiuosi, remdamasis tos knygos, tais visais palikimais ir to visų grožio aprašytų šito miestelio. Nusipirkau to sūrio ir ten parašyta, kad Rokiškio vyrai darydavo tas skylutes. Ir nusipirkau tą sūrį ir žiūriu, kad tos skylutės biški skystos. Arba jau ta vada ne ta, čia arba aš sūrį netokį nupirkau. Moteriškai ne tą įpiršo. Tai va, tai skylutės, tai ne kažką. Žodžiu, vyriukai stengiamės gana sėdėti prie tų kompiuterių. Gal jau pats laikas jau būtų ir kažkaip tai dėl tų skylučių pasistengti. Nes vis tiek Rokiškis tai yra ro ir kiškis. O ro, kaip žinom, fizikinis dydis. Ro. Tai va, o ro tai yra spermatozoido etalonas. Ir jau aš čia toliau nesigilinau. Štai toj knygoje yra prašyta nuostabi epopėja apie šitą miestą, apie šitą visą vyriškumo, kaip būdavo kadaise gražu. O dabar atvažiavus, tu matai realybę. Nu taip, dvariukas kaip ir neblogas, sakykim, nu toks kotedžiukas neblogas. Taip, kaip Vilniui, tai sakyčiau, galėtų būti prezidentūra. O kaip čia, nu tai čia dvarų dvaras, žodžiu. Ką dar pastebėjau, kai važiavau, tai Lietuvoje žymiausios vietos tai yra kapai. Arba partizanų, arba žydų. Nu, Lietuvoje žymiausia, čia taip gerai, jeigu taip pagalvojus, taip per Lietuvą pravažiavus galima padaryti tokią ekskursiją. Per žydų ir partizanų kapus. Ir taip 3 dienas, taip, autobusą susirenki ir varai. Tai aš manau visai patiktų. Tai va, tai Rokiškio sūris keliaus su manim, kol pradės mirdėti.
ir tada aš jį suvalgysiu. O dabar tai čia yra mano kaip amuletas, laimės simbolis su tomis skylutėmis. Aš galvoju, gal pats pagręšiu tas skylutės, kaip tai knygoje rašo. O jūs, jeigu norit detaliau žinot, kaip čia kas šitą miestelį ir kas ten ta per istoriją superinė, kuri man padarė neišdildomą įspūdį ir neišsidildo, tai būtinai turite įsigyti knygą Jokių patarimų. Tiesa, dar jinai neišleista. Planuoja, kad jinai bus išleista kažkur tai spalio pradžiai. Ir bus, kiek žinau, registracija, kad galima bus ją iš anksto susakius nusipirkti pigiau. Tai bus jau didelė nuolaida ten ir ten visa kita tralivali. Bet dabar dar aš tiksliai nieko nežinau. Vadybininkai su manim nesusisiekė, tai nėra ko čia siekti ir man. Tai va, ir jau čia matau, miestas jau ruošiasi greitai, vis tiek greitai bus žiema, jau kalėdinės dekoracijos išdėsto, tai žodžiu, galite atvažiuoti čia ir per kalėdas. Labai jau čia gražu matau, eglutės irgi mažos yra ir didelė paskui pastatys, kur dabar ten to kvietkai žydi gražus. Taip kad, nesibodim, Rokiškis yra Lietuvos vyrų sostinė. O dar ką aš norėjau pasakyti, kad žinokit, aš važiavau iš tikro Rokiškis nuo o dar yra dar vienas, Kupiškis. Tai kadangi skuf su kū yra, matot va, su kū, tai galvočiau, ten biški padaryta tai knyga klaida, Kupiškis turėtų skuf miestas būti. Nes kū, kaip parašyta, tai ir yra Kupiškis, kū. Ir ne piškis, o turėtų būti, ten irgi klaida, ten varnelė musėt, ar ten tekstūros turėtų Kupiskis. Tai Kupiskis, toksai labai gražus pavadinimas būtų. Ir dabar dėdė pabandys pasisupti, tikiuosi nenuvirs. Och, tu rūpuškė, čia jau gerai bus. Jis supuosi ratais. Pasipuošęs, matot, investavau viską į save, ką turėjau ir ko neturėjau. Lietuvos, manau, jau gal užteks. Tai tam kartu tiek. Tai ką, tęsiasi mūsų Odisėja ir pagaliau jinai išbanguos į tarptautinius vandenis. Žinokit, liko iki sienos 5,5 kilometrų. Rašo, kad siena bus. Aš dabar patikrinsiu, yra ten siena ar nėra. Jaučiu, kad nėra. Nes tai čia mes dabar kirsim tą sieną vadinamą tariamą sieną. Nes pavyzdžiui, jeigu kokią pas tą ūsuotas varytum, ruonis tas, kur yra ūsuotas senas, tai ten jaučiu sieną tvorelė būtų ir neprakirtum. O čia dabar varom pas kitus, beveik lietuvius. Tai va, ir ką aš norėjau pasakyti, jau Lietuvos keliais pradundėjom 210 kilometrų. Ir tas tarsi akimirka prabėgo, kaip malonu važiuoti Lietuvoje. Va dabar važiavom, labai gražus miestelis buvo Obeliai. Žiauriai gražus. Nes ten stovėjo toksai dėdė gražus, toksai suskydo prie balos, stotelė buvo, maisto prekių parduotuvė. Ir bažnyčia, pripažinkim, biškį aptriušus. Reikėtų kažkaip tai parapijai susirinkti pinigus ir persidažyti. Ir savivaldybė galėtų skirti, nes realiai Obeliai, tai bažnyčia tai yra gražiausia vieta, reikia irgi pripažinti. Gražiausias ir aukščiausias pastatas. Todėl Obeliai stengiamės, neatsiliekam nuo Lietuvos. Lietuva visa graži ir čia turi būti gražu. Kažkokią radiją aš negėjau pas mane, bet su radija tai turim biškį problemą. Negavau to adapterio, per savo biškį tą įsiblaškimą jaunatvišką. Ir šitą dabar važiuojam tik su radija. Ir tas radijas toks, kadangi automobilis jau subrendęs, pilnametystės jau sulaukęs, jau taip normaliai, jau net ir alkoholį gali vartoti. Tai va, tai ta radija veikia taip, kaip tais laikais veikdavo. Tiesiog gal dažnį gaudo, o gal paskui ieškok naujo radijo. Tai va, taip ir važiuojam. Paklausai vieną, paklausai džiazą, paklausai Marijos radiją, tai paklausai kokį lietuvišką ką pabirbina, tai tada pašnipščia visai neblogai, tada aš įsišnipščiu ir toksai, bendras koloritas yra Odisėjos normalus, taip kaip aš ir įsivaizdavau. Važiuoju atsidaręs palapinę, tai kaip ir dabar, kaip ir visi tie turistautojai, keliautojai Lietuvos. Pradės jeigu lyt arba bus jau šalta, tai užsidėsiu palapinę ir gyvensiu palapiniai dieną. Vakare tai mane šitoj palapiniai
Nelabai turėtų būti, nesinorėtų man čia gyventi, noris labiau ištiestas kojytes, savo liauną pilvuką ir visą kitą travlivalį, ir apsiprauti, ir pavalgyti, ir išaut ką nors stipresnę, nes dėdė vis tiek, jeigu daug kalba, tai paskui liežuvis pradžiūsta. Ir va dabar, žinokit, liko 600 metrų ir aš dėl to jums užkalbu dantis ir pausius, kad tikrai jau greitai bus ta kita šalis. Va dabar va jau tik 70 greitis. Žiūrėkim, kas čia motociklas stovi. Ir dabar, bus jau dabar čia bus, parašyta Latvija. Tai įvažiuosime dabar į Latviją. O Latvija tai tokia šalis kaiminė. Man tai jinai visai miela tokia. Aš užskaitau, like and subscribe, va. Su batėlė čia beveik lietuviškai, va, čia kažkoks aukštkavas. Vienu žodžiu, čia nieks nepasikeitė. Manau, tik tai reikia ne taip greit lėkti, nes gali nubausti. Sakys, jau šitas, tai jau jie jo Odisėja, tai pinigų turi. O pas mane tai Odisėjui pinigų, tai eilutėj, kur baudas, tai nuliukas. Liko iki kito taško 68 kilometrai, o šiam 9 gražiau būtų. Operatorius pažiūrėk, koks čia gražus bokštas. Čia saulės laikrodis, tik tai jisai suseno ir dabar užbetonėjo. Eina sau. Pirmas miestukas Jekabpils. Knygoje jokių patarimų aiškiai įvardinas, kad šito miestelio pavadinimas iš tikrųjų yra Jekabpils. A kodėl tas pavadinimas Jekabpils, tai irgi galima pasiskaityti toj knygoje jokių patarimų. O kiek širdžių miestas. Širdžiapils. O yra kažkaip Bezdalpils. Aš sakau, Latvija ir Lietuva tai niekas, vienas vienetas cielas, tas pats viskas. Tik kad pas mus biški viskas gražiau. Tai va, vėl Maxima, čia aš jaučiuos kaip Lietuvoj. Kaip čia mielai ir gražu. Mielieji, būtinai lankom ir Latviją, reikia lankyti vieni kitus. Svečiuojamės, jeigu ir neturit giminių, žiūrėkit, sakyti, mes broliai, giminės, ten braliukai, gal pavaišins. Jekabpils, miestuką, prie tos Krostapils krostuko. Ir kas mane sužavėjo, iš karto tik žiūriu, automobilis stovi. Realiai reiktų selfie daryti man, nes kitaip, tai be šansų, Dabar pažiūrėkit, čia ta ir va ten ta su palapinė. Kaip du vandens lašai, pusbrolis ir puseserius. Tai žodžiu, čia kai atvažiuoja, tai vyriškai reikia eiti pasimatuoti. Tai dabar lipsiu ir aš jau čia. Va. Dabar einu iš anos pusės, nes tai reikia paspardyti. Draugas mokė, kad reikia paspardyti į šitą, kai ilgai važiuoji į ratus. O žinot, kam reikia paspardyti? Kad kiaušai atliptų. Va, dabar jau. O ką čia iš čia paleisiu, pradės važiuoti? Blin, geras daiktas. Su tokia tai iš vis toli važiuočiau, manau. Dabar reiktų gal nueiti pažiūrėti prie tos balos, kas ten ir ta pilis, va, pasižiūrėti reikia, va, matot, nematot? Pilaitė, gražu, ten viršuje apžvalgos bokštas. Bala matau čia ir jinai pagal tą švarumą jaučiu, kad senis, kadangi darydavo po savim, tai čia ta bala ir yra. Aš atradimas radau, va ir to tilto likučiai yra. Iš tos knygos, tai reiškia, knygoje remiasi tikrais faktais, nes va tilto likučiai yra, kitus jau nunešė upė. Ir paskui jau čia prie kitais laikais tai jau pastatė tą naują tiltą. Pradžiai tai čia šitas va tiltas buvo, jo. Ir dabar matot, va čia jeigu pasižiūrėtat, man atrodo, kad jisai buvo senbernis. Ir jis ten va iš to va langelio žiūrėdavo, va iš to va ten to va. Va iš to langelio, matot, va ten to. Nes čia kaip ir princesių langelis, bet jei senbernis buvo, tai per tą ir žiūrėdavo, man atrodo. Nes čia labai gerai dar buvo tie medžiai neužaugę, labai gerai matytos. Nors iš to irgi galėjo matyti, žiūrėti. Dabar jau čia klausimas, matot, istorijos faktai. Čia reiktų daugiau su istorikais, gal su Bumblausku ar dar su kažko pasikalbėti.
labiau žinotų, aš toks nesu. Ir knygoje nėra parašyta, kas svarbiausia. Ir aš jos mintinai neišmokau irgi taip. Iš tikro tikras vyras tai visada dalina patarimus. Nes iš pradžių klauso jų, po to pradeda dalinti patarimus. O paskui jau kaip su metais, tie patarimai niekam nebeįdomus darosi, tada biškai pasinervina, o po to pradeda burbėti pats savo patarimus. Nu ir tas toksai burmėjimas, senatinis marazmas toks kaip ir ateina, tai aš dabar nežinau, kurioje aš būseno jau esu. Ar jau link to senatinio, ar dar čia tarpinis tas. Tai va, tai reiktų kažkaip tai, kad pasakytumėt, patartumėt. Nu vis tiek iš šono geriau matosi. Net ir operatorius iš priekio nefilmuoja, filmuoja mane iš šono. Nežinau, viskas čia gerai. Aha, jis nemažina labiau. Tu matai, nu gerai, nu. Čia žemė, čia viršų žodžių pasižiūrėjau, ar operatorius gerai filmuoja, karo čia pats kabinėjos. Kam tai? Žinot, metuose tuose, tai jau tų patarimų, jeigu nieks neklauso, tada griebi pats į rankas, draskai, sakai, aš geriau moku. Ir pasiimi ir tas pats šūdas tik kitoje rankoje, bet abi dvi rankos jau sutrinos. Tai va taip ir man šį kartą nepasisekė, bet nieko tokio. Žodžiu, pilis kaip pilis, šiaip tai zašaibys. Va tai va, sakyčiau. Tai va, gražus bokšteliai. Anuomet tokius statydavo, va, pasižiūrėkit, yra ir lizdas gegučių. Aš nežinau, ar čia aplinkui eina apeit, ar neina. Reikia pasižiūrėti, nes čia tikrai gražu. O, ir čia bala yra. Kur pažvelgsi, visur balos. Gal ir kartais varlės ganos. O, čia galima apeit, nu tai čia jau iš vis gražu. Čia gal rasim. O kaži Vytautas gal irgi čia galėjo galimai atvaryti, padalyvauti. Ir paskui užgėrė, bandė pabėgti ir plaukti šitą upę. Galėjo tai būti. Tokio fakto nieks nepaneigs. Dar matau, kad sienos tos kvepia istorija. Bet ne Lietuvos, o Latvijos. Ir truputį darosi pavydu. Pas mus tiek daug tų riedulių, tų antkapių daug. Tai ne visus ant kapų sunešėm. Neneškit tų didelių riedulių. Geriau va tokias pilis statykit. Žymiai gražiau atrodo, nu. Ir aš tik dabar supratau, kad jinai dėl didelio deguonies kiekio ir blemba, kaip čia buildingų nebuvimo, kaip čia dabar pasakyti. Net nežinau, žodžių karočią, nei kaimų, nei miestelio nieko nėra, arba laukai, arba miškai. Deguonies kiekis didelis ir mane mėgdo ir net nežinau, ką daryti. Kada besdėtimtų, tai toks būtų juokinga, o dabar mėgdo, galiu užmėgti. Tai dar gerai, kad kokią fūrą biški duoda guselį oro, tos saliaros, tai taip biški ramiau, o šiaip tai, nu ką žinau, nu bet žiūrėsim, bus matyt. Žodžiu, mes jau Estijoje. O Estija tai yra Est, rytai ir Ija. Nu, rytai ir Ija, kažkas tokio turėtų būti. O, koks gražus ežiukas, kaip kidim, jaučiu šitas. Va, matau. Va, tas pats ežiukas. O, dabar žinau, iš kur jisai yra. Tas pats ežiukas. Ežiukas, pizdžiukas. Taip. Dabar jau visi žinot, ežiukas, pizdžiukas iš Estijos. Ne šiaip. Tai va, ir aš matau, kad vartai užkelti. Ten kažkokie irgi turistai įsižioja eina, nepasiskaitę. O mes irgi visi vaikšto žmonės su kuprinėm ir su vaikais. Tai eisime į vidų, nes jau žinokit, nuo šito, nuo Zetkės krotinimo, beje, nuvažiavom 540 km jau žinokit, kažkaip norisi subinę pakrutinti, nes čia kažkokie vaikšto, visokie trinas, trukdo man filmuoti. Žvaigždė ateina. Iš Lietuvos. YouTube'o su 12 subscriberių. Tai paskupėjau, žinokit, tų pinigų 9 eurų, liko 20 minučių. Pilis žiūriu, nėra čia labai didelė tokia, man numuravota kaina, man primena, nu, nesakysiu, man atrodo Lentvaryje gražesnė pilaitė. Čia vienintelis, kas mane žavi, kad šitoj pily tas išrasti tie kviečiai, kur samagonas geras. Bet vis tiek ragauti nėra ir pas vaikas sėdi nepilnametis, alkoholiu neprekiauja. Ir tas labai mane nuvylė. Nuvažiuoju iš tos pilies toliau.
Ar susidūriau su tokiu labai įdomiu reiškiniu. Žodžiu, pripilta čia tos skaldelės. Pas mus irgi čia nuo rusų laikų, blemba, primėgėšti. Tos skaldos pilimas, tas su smala. Ir ta skaldelė taško visi. Tai įspėkit, ar fūros pristabdo. Tai aišku, kad ne. Skrenda kaip akis mato, ten taško visur. O kad man, blemba, ir galvą praskelt gali ir langus išbaršti, tai jom tai kas. Paskutinė lokacija šiandien Viljandis, braškių sostinė Estijos. Mačiau ten kelias braškes. Bet svarbiausia, kad sėdžiu prie šito šito diedo, kuris irgi turi špargalkę. Jaučiu iš tos pačios knygos jokių patarimų. Bet čia tik vyrams suprast, kaip yra ant kiek kieta. Diena jau šiandien jau eina į pabaigą. Tai dabar svarbiausia mums kabantis tiltas, braškės. Aš pasižiūrėjau tą špargalkę, kur tai žodžiu eit reikia tiesiai, kur akis veda. Tai dabar einu taip. Ir dabar matau prie kitą braškę. O, dar vienas dėdė. Žodžiu, čia dėdžių miestelis. Dėdė ant vienas dėdė stovi, kitas sėdi. Jau šiandien tik tai po tiek kilometrų jau jaučiuos kaip sulaužytas, tai kaip ten toliau bus, tai bus juokinga. Blin, pamiršau lipdukų atsinešti. Tai nukerėpla. Būčiau apšykęs miestelį nors normaliai, nu. Johanas Kelleris. Nu, ne jo vardas būdavo seniau ne Johanas, o Jobanas Kelleris, bet nu tiesiog vietiniai pagalvoja, kad nekultūringai skamba, tai pataisė. Bet iš veido ir matos, kad grynas Jobanas Kelleris. Nu. Ai, dar va čia, va, jeigu kas nors jau turit vaikų ar anūkų, tai va čia tau, va, kur jau tas anūką turėsies. Žiūrėk, matai, Raspuncelių pilis. Ai, bet tau neaktualu čia mergaitė. Žinot, kur pasijaučia nuovargis, kai eini šitais takeliais, keliukais, gatvelėm šito Viljandžio. Ir jau tik nelygus šitas grindinys ir kabinasi kojos, tai vos dantų jau neįsimušiau. Tai va dar viena braškė ir čia yra Naiviojo meno muziejus, man atrodo, čia tos dailės mokykla, čia kažkaip labai žymiai yra. Žymumas yra, žodžiu. Konda centras, va čia, bet mes biškai jau užsivėlino. Tai va, tai bet galite aplankyti ir papasakot, ant kiek čia nieko nėra žiūrėti. Pasišaipysim kartu. Čia vėl. Žodžiu, miestelis toks, galima filmuoti. Tada blinda 2. Paskutinė mano lokacija, nes jau jėgų ieško tilto neturiu, bet radau grožį. Neis man taip persisukti, aš jogos nemoku. Bet realiai jinai gražesnė negu ten tose nuotraukos. Jinai tokia blizga, ten tos, pažiūrėkit vien tik kokios jos akys gražios. Matot, kaip jos gražiai gula ant tobulos figūros. Tai yra etaloninis grožis. Bet jo, iš tikro nuotraukose, ne gyvai, tai čia grožis. Gražumas visas, palauk. Žodžiu, moteriško gražumo tiek, dėdė eina ieškoti degustatų. Atėjom prie dar vienos šio miesto įžymybės. Tai pats didžiausias kabantis tiltas ne tik šitą mieste, bet ir visoje šitoje šalyje. Jūs turit įsiklausyti, didžiausias kabantis tiltas Estijoje. Pats didžiausias, atkreipkite dėmesį, koks gražus. 1879 nutrūko trosai, 1931 sulūžo lentos, 1995 perdažė. Ir dabar aš, vardan jūsų, einu šituo tiltu, kabančiu, šlamančiu. O, ir dėdė dar budi. Budi, kas saugo, kad daugiau neįvyktų tokių nelaimių. 1879 metais įstatė šitas kolonas, kad nevažinėtų su dviračiais, keturačiais. Bet su dviračiais gal čia ir važinėja, bet negalima, žinokit. Nu, žiūrim, ar jisai, oho, jau gali būt, kad aš jau bijosiu. Nu, tvirtas tas tiltas, va, trosai tvirti, dvigubi tokie. Ir judėjimas toks beždžioninis irgi jaučiasi.
Žodžiu, pats gražiausias tiltas, kaip kabantis Estijoje. O kitokių tiltų gražių aš kaip ir... Ai, mačiau, tai ten mediniai kažkokie. Čia va sugruvę sienos tokios. Čia gal, man atrodo, Trakų pilies reprodukciją daro. Žodžiu, ir dabar jau viskas, parodžiau visas įžymybės, kokias tik galima čia parodyti. Nebent kažką rasi daugiau toje knygoje. Tai kaip ir mano misija šiandien baigta, todėl aš šiandien nusipelnau pirmos Odisėjos degustacijos. Nežinau, ką sakyti. Blemba, čia visai gražu, bet nenoriu labai išgirtojas, tu ir taip pasipūtę. Užtenka jiem. Ir čia šita siena tokia. Jeigu ją dar gerai apšvietus, tai čia iš vis gražu. Aš dabar galvoju, einu ant scenos. Išreiksiu juodą orchidėją. Ir va ten, va kaip gražu. O ten nuo scenos kaip gerai. Galėčiau dabar eilės sakyti. Jėtau, savos kūrybos galėčiau dėti. Gailas, publika nesusirinko dar, kitą kartą. Tai žodžiu paserveravau, ką mes šiandien uždirbom kelionį, tai Rokiškio sūris lydytas. Blecha, nebeliko visai tų skylučių. Vyrai stengiamės, Rokiški stengiamės, visai nėra skylučių. Nu ir va pasėmiau kažkokio tai imperialistinio auksinio alaus paragauti. Tai dabar ragausim. Aš tai kaip alų mėgstu, taip tokį, koks man skanus, o jau koks neskanus, tai to nemėgstu. O jūs tai nežinau. Bet aš jums vis tiek pasakysiu, kad kai karšta ir labai norisi gert, tai zin koks alus, svarbu gaivina. Tai jokių patarimų. Wow.